Žodžiu, važiuojam aplankyti vieną mūsų klientą, kuris turi vieną iš mūsų diskinių skutikų Osdoken ir dirba jau iš tikrųjų ne vienus metus, tai mes jį po kiekvieno sezono aplankom, pasižiūrim, kaip jam sekasi dirbti, tam, kad galėtumėm įsivertinti. Beje, važiuoja mūsų vienas parduotas traktorius, 4000 su kaseliu priekaba. Smagu matyti daug keliuose visokių dalykų. Tai va, važiuojam pas klientą, pasižiūrėti, kaip sekasi dirbti, kokių galbūt turi pastebėjimų. Jisai dirba su 4 metrų ir 2 volų Osdoken Evo disk lėkštėm, o jam paskui duosime Evo disk 3 metrų su 1 volu, kad galėtų palyginti, kuris volas iš tikrųjų dirba geriau. Ar būtent šitas dvigubas, tačiau mažesnis, ar viengubas, tačiau didesnis. Tai vat darysime tokį palyginimą ir manau, kad šito palyginimu pasidalinsim ir su jumis. Žodžiu, varom į lauką, pažiūrėsim, kas gero. Noriu pasižiūrėti pirmiausiai, kur yra traktorius, susirasti ir tada jau eisim pas ūkininką. Tingiu vaikščiot po lauką, tai pasižiūrėsiu, kurioje vietoje jis yra. Ką tas ūkininkas čia veikia šiuo momentu? Šiuo momentu jisai skuta ir planuoja sėją. Ką sės iš tikrųjų paklausim, bet kiek žinau, tai šiuo metu skuta negiliai. Matau pasitobulinęs yra skutiką, užsidėjęs smulkių sėklų sėjamąją. Įdomu, kokiam giliai iš čia skuta reikia pasižiūrėti. Kiek čia mes turim? Nedaug, labai negiliai. Čia iki 5 cm turbūt. Aš manau, kad dar ratelę leidžiam apvažiuoti, o tada pasižiūrėsim, pašnekinsim, kaip sekasi darbuotis, kokie čia reikalai. Sukis į ratus, nestoj. Tai žinai, malonu visada matyti. Klausyk, lėkščių reikės. Reikės jau. Reikės, žinot. Tai sakai, pirktum antrą sykį tokias pačias. Ja. Tikrai nesiskundžiu. Kodėl būtent, ta prasme, nes aš atsimenu, mes dėl to volo, tai ten buvo ginčas dėl to volo iš pradžių, kad nesąmonė. Pats matei, atsimeni dar. Atsimenu. Tikriausiai dar turi vaizdą įrašą. Aš turiu, kur vieną kartą važiavam, žemė traktorius padangas net nesimato, važiuoju vieną kartą sėt gali. Atsimenu puikiai ir tam atrodo dar videką kažkur dar rasiu. Jeigu rasiu, tai tavo atiduosiu mes jį. Va, žemė kokia. Kaip matai. Jokių nėra sumetimų. Lygų. Nes ten tikrai buvo, atvažiuoji į žemę kieta. Tai ten grins molis ir juda plūkt. Ten nei melioracijas, nieko tam laukia nėra. Ne. Ar tada tą lauką turi, važiuosi dar šiemet, ne? Tą lauką? Net nežinau. Aš jau esu sudrožęs. Jau viskas, ne? Jo, ten žirniai šiemet buvo. Tai šitiek ir pasidarai. Bet ten grinai dabar juoda. Nesakysi, kas skusta, sakysi arta. Rimtai? O čia tai labai negiliai, čia pažiūrėjau, čia ką žinau, kokie 5 cm turbūt. Gal čia daugiau, bet žinai, kas yra gumas įsitampiusias, jau tiek nebejavara, jau skylės meti šitą jau ant 4 dvarai. Seniau 3, 2 užtekdavo. Tai, žinai, čia to aš jau turiu pasakyti, mes tik tais išreišk norą, žinai, tas... Matai, yra kur reguliuoja, darosi gerai. Dar nekeisi, nekeisi, tai nekeisi, žinai, jau kai pasakysi, tada jau bus ir keitimas. O bandėjai, ta prasme, sukišti iki pat... Kiek eini gilį? Aš volą pakėlęs galiu važiuoti. Eik tu. Aš per pievą kažkada važiavau. Tai ta kur video siuntei tenais, po tos kapčanus tokius? Ne, ten tai nereikėjo nieko šiaip jau. Na taip, kaip dabar taip pravažiavau. Šitaip? Į neužkišo? Ne. Aš turbūt gal užkišęs esu porą kartų tik tai. Porą kartų, o su žirniais? Jo. Okay. Kai šernai privilka. O šiemet didžiausias nuostolis Laukščic. Kodėl? Mėžiai. O nieko neliko. Neprikūlėt nieką? Nieko, nei po toną turbūt neišėjo. Po toną neprikūlėt? O tai dėl ko? Nežinau, žolės per viršų perlipa, sugulė viskas. Žodžiu, nepaėsiu to lauko. Nebesėsiu mėžių. Nebesėsi? Nesėsiu. Aš geriau vasariniai. Ne? Po 6 tonas pernai kūliau. Tai kaip neprastai. Nereikėjo baisiai stengtis, čia su tai žieminiais, tai žinai. Nes čia yra dabar daug, žinai, atein vien sako vienokius prikuliu, kitski, pavyzdžiui, čia buvo irgi vienas sako, rapsų auginau blemba, po toną neprikūliau. Tai čia visiškas nuostolis jau. Jau sakau, tai tragedija, sakau, tai nesodink tada. Geriau nesiek jau tada. Nesiek, jeigu jau tai prastai, žinai.
kažką ieškokis kito. Važiuoju va kitus ūkininkai, sako, aš 10 kulių vargą nematau. Na tai taip. Čia- Žemė nelygi. Čia žemė nelygi, žinai. Jau kitą nelabai žinokis siūlytų kas nors, kokį lenką ar dar kažką. Eik tu. Nu, Smagu girdėti, žinok, o vat ateina va klientai pas mane kažkas, tai čia pinigų daug, tai čia tas, tai anas. pinigų nedaug, jeigu nori daiktą nusipirkti. Jeigu nori nusipirkti taip, kad laikyti paskui terliuotis, tai jo gal tada ir blogai būtų. Mhm. Bet dabar sykį nusipirkai ir užtenka. O kiek tavo Džonis dabar sveikatas turi? 105, maksimaliai 172. 172 ir šito nekelp reikia. Aš be svorio važiuoju. Be svorių važinėjai. Į tas vols, aišku, padeda užsiverčiantis da. Ja. Nu tai matai, ilgis gaunas visai kits, kai volą nuleidai. O dabar, kai užsidėjo šitą siemąją, kai volų susikeli, netrukdo? Taip skaičiavom maždaug, kai darėm. Kad kai susiverč volą iš čia, kad būtų ok, ne? Ja. Kiek laiko nusipirkis? Aš galvoju, 3-4 metai. Arba 4, arba eina daugiau. Nu Jie kažkur gali 4 daugiau jau. tai bus, nes su Fendu, jeigu atvažiavau pas tavęs. Su Ofenda turi da? Turiu. Aišku, turi. Kurio Ofenda neturės, tenais šitas iš tų senųjų metalinis geras dalykas. Ja. Bet nevažiuoju, žiūriu, jau su Džondyru varai. Biškai greičiau su to važiuoji. Ai, greičiau važiuoja, ne? Fendui sunkiau, nes reikia siurblį keisti. Bet aš žiūriu, čia jūs gerai susigalvojot, supranti. Lėkštutės pasidarė su kampukais, visa kita, kad teisingai bertų. Nu, dabar gal nuo žemės, keiščiau visai biškai. Kam? Daryčiau gal, kai į galą mestų. Į galą, kad mestų? O kodėl? Maros tie du volai per giliai užkastas garstyčias. Aš sakau, gal kas nors nutiko, dar kažkas nieko jam. Nieko nenutiko. Kas čia gal nutiko? Nėra. Nes būn, žinai, guoliavietės pradeda įti tiems kutikam, kas nors nulūž, Guoliavietės dar dažnai kažkas. atrodo, kai vakar dėtas. Neįklibėjo man jie. Nes šios dokenas, jie tas guoliavietės gamina, realiai jie patys daro jas. Deda premium guolius, o pačias tas stebulės lieja. Ir tada, žinai, o ta stebulė, koks skirtumas kokį, jinai yra, jeigu įdedi gerą guolį, viskas, įvažiuoji ten. Užmiršti. Užmiršti, neveršti nieko nereikėjo. Ne, tai sakau, nieks nejuda. Na, kad... O tu matai mano žemės kokias. Aš Akmenai. matau, čia yra... Čia pas manęs bet ko rasi. Pačiam, man kitą būtum sulaužęs jau. Ne, tai kita tai tikrai. Kada įdomus gali man pasakyti? Ar turi dar ką nors pasakyti, nieko, neturi, aš Čia čia nėra tave ką gaišinu, sakyt. nafiki, viskas. Čia nėra ką sakyti, visas gerai. Dirbki vargą nematyga, ne? Ne, tu užmirš. Tai žinai, dar atvažiuosiu paskui, kai pradėsit grūdus vežti prie kavo. Jo. Nežinai, kiek metų kaselių turi? Kas? Aš. Daug. Nežinau, atrėtė 4. 4 kokie tai tikrai. Nu, tai norėsiu dar vieną tikriausiai. Dar vieną norėsi, didesnį? Ta pati. Tokią pačią? Aha. Lygiai tokią pačią, su tokiom pačiom padangom. Viską tą patį. Viską tą patį. Bet ne šiemet, žinai. Nu gerai, Mes dar miela malonu girdėti, kad galvojat apie antrą priekabą. Puspriekabę. Jo. Irgi geras daikčiai jau. Tai- Nuo raginių gal turi. Ką? Nuo raginių gal Turi. turi. Parsivežęs turi gal. Neturiu. Blogai. Bet neturiu, bet noraginis turi noraginį ir turi noraginį padarę su irgi volas užsiverčia į viršų, kad nes noraginis, tai žinai, koks jis ilgas. Tvai matė, tasme. Nu, šis irgi netrums nesakyk. Jo, tai jisai yra ilgesnis, nes dar tik tais parodoj pristatė pavasarį, tai aš jo kažkaip tais nepuoliau dar vežtis, nes noriu pamatyti, kaip dirba pirmiau. Stambus, didelis, sakau, kiek arklių reikia, nusako be 100 šiam, tai... Čia giluminį gal šneki? Ne, noraginis. Jis Noraginis tokio pločio. 3 metrai. 100 šiam. Tai gal dėl svorio. Nes jisai sunkus. Nu, turkai jie negaili metalo. Nu, matei, nu, į čia metalo daug ir puspriekabė irgi tenais. Į ten nežinau, iš kokio metalo aš vis daryto, bandžiau skylę pragręžti, nu, be šansų. Tam prasme, puspriekabė, sakai. Rimtai? Bandžiau, nereikėjo šniūrų, žinai, ten tą, kas susiviniot gražiai. A. Prasigręžti per skardžikę, ten ploną skardžikę. Tai mes, kai reikia gręžti skylės, mes turim tokį grąžtą su magnetu. Tai su tuo magnetu prisidedi ir tada tu ten lėtai išgręži. Ten su ranka, tai ten be šansų, ta prasme. Žinau, du grąžtus pamėlą neišgręžiau. Su karūna bandžiau. Nu, taip per dieną išgręžiau skylykę. Tai va, tokių žodžių su skutiku neturi jokių, galvoju, kad kažko pasiskusi labiau, nieko tu nesiskundi, viskas gerai. Nu, tai ką skusis. Iš pradžių, kai atvežėm, vienintelis dalykas vol skundžiaus. Nu tai taip, nes daugiau nėra ką paskui skųstis sudėjom čia šitus etatampas tas ir viskas, ir pasibaigė. Baigęs problemas.
Nu tai labai gerai, duosiu dabar su šituo, su viengubu volu. O ten, kažys vandens bijo, šlapio žemės. Ko? Nes tas tai bijo. Biškyti. Kemšas iš karto tie dvigubi. O turi šlapę vietą? Dabar neturiu. Tai gali palauk, kol turėsi jį pasimti tada. Tai man daugi nereikia, tai pasižiūrėk, į viršų. Na, pasižiūrėk, tu eilės. Tu eilys. Na tai žinai tas toks, nes mes jį pasiėmėm būtent žmonėm pademint. Pademint, patestuoti, nes visi bijo. Sako, blemba, čia turkas, čia tas, anas. Nu tai ko čia įbijo to turką? Tai žinai, nes jam... Pirms dalyks metals, pažiūrėk, koks storis. Pažiūrėk, kokias kojas. Kur tu matai, kad kojas tokias būtų? Nu, tokių kojų tai pas nieką nėra šiaip. Nes jos yra ir virintos ir iš vidaus, ir dar lenkta. Jo, tu jos niekaip nesulankstysi, ta prasme, be šansų. Nežinau, turi kelmus pjauti, tai ne jūs. Nu, jo, jau turėtum... Tu aš nulaušiu gal, bet jau tik ne koja. Bet pirmą apsaugą sudirbs. Taip. Sakau, tokios kojos tai tikrai niekas neturi. Ne. Jo, nes dabar, kai yra šitas išgaubtas... Jo, tu pabandyk sulenkti. Tu tą išgaub vien be to vidurio, tu pabandyk sulenkti. Dar šansų. Jau tau sunku bus. O dar vidurys viskas. Plus metals kiet. Jo, negali sakyti jau tikrai. Nė viena nesulinka per tiek laiką. Ne, tai viskas matai vienodai. Ir man da vienas irgi buvo atėjęs klientas, sako, kodėl, sako, duokit po 3 varžtą, žinai. O kam jų reikia? Kad daugiau darbo būtų, kai reiks atsukti? Nu nežinau, žinok, jisai ten tiek žmogus ant to 3 varžto sudėjo, mes jam po tą 3 varžtą. Kaip tu nuplėšt gali tau tus varžtus? Aš žinau, jam labai reikėjo. Atbulo į kelmą duosi su tą vietą. Tu gal nuplėši, bet į tai gumas ant to yra, o ne varžtai. Ne, tai kad jos viskas susisuko, žinai. Čia vieną varžtą beveik užtektų. Ne, vieną baigtų, turbūt 2 pusėse, žinai. Užtektų beveik. Nes dedasi, po 3 deda, kai deda 61 lėkštės. Nu, tipo, žinai, kampas didesnis, laužims didesnis, tai dedasi, bet ant tų, tai aš nemanau, kad čia labai reikia. Nėra tikslo čia dėti. Nu. Nieką nevirinai, da? Ne, nieką nevirinau. Nieks nelūža. Vol susiverč, kaip priklauso. O dabar ką žiūriu, priekinę pakabą turi, darbinį turi. Bet tu jūs pauk, naują pirkot? Ja. Eik tu, su parama? Ja. O, geras. Pavasarį ieškojau traktoriaus nusipirkti. Aha. Pernai marot. Pravažinėjau pusę Lietuvos, tai nedaugiau. Na, žinai, galinga reikia. Nėra ką nupirkti. Pas man jau nėra tokių. Paskui išėjo tą paramą. Tai man tas traktorius 40 štukų vos išėjo. O, eik tu. Nu. Tai aš už tiek pravieškojau, per pusę Lietuvos, nu, tu laužą nusipirki. Taip. Tiek atvaryti yra, kad baisu. Eik, tai čia labai gerai nupirkai. Tai čia pigiai nusipirkęs neblogą traktorių turbūt, ne? Ja, turiu automatą, bet nieką neinu užkabinti. Automatą? Nu, tai automatinį kablių turiu. Nieką neužkabinė? Nieką. Matai, ką hatatą kilpai dėtų. Per mažas? Jo. Blema, žinau, mes turim tą pačią bėdą dabar. Aš ant kaselio tuo tavo nusinešiau, bandžiau uždėti, bet aš nėra šansų. Tu žinok, turim lygiai tą pačią bėdą dabar. Tai aš skambinau, sakiau, su vadybininku taip pašnekėt, žinai. Sako, kokiais kilpas? Sako, tu nublūdai gal. Nu, tai... Kaip aš perastui pakeisiu, pas manęs visų dišlių turėčiau keisti. Čia yra tasai dabar daug naujų traktorių, uždeda tuos galus. Ta kilpa yra per siaura, neįkiši nieką. Toks mažas iki kaišę, nieką neprikabinti. Taip. Tu nieką neįkiši ir sakau, ne vien žmogus skundžias ir skirtingų brandų traktoriai. Visų tas pats. Ir visų tas pats. Jo. Ir vis sako, kaip priesaka priekabą prikabyti? Nein. Jeigu tu rimtesnę priekabą neprikabini. Aš nei platformas prisikabinu ant anos, nei kaselę, nieką. Nieką, ne? Ne. Tai nei prasą nein prikabinti. Tai nuo hatato užsidėjai. Jo. Nu, va, matai, nuo hatato ant žondyro tada priekabą kabini. Jo. Eik tu. O tai kodėl nekabini ant tempimo kilpos? Ant tempimą? Na. Ne tam pritaikyta. Ne tam pritaikyta. Teisingai, gerai, žinai. Nori, kai nulūžtų man kely kur nors. Dabar ką, jau tavi kalbinsim, jau turbūt, kai jau dabar padirbsi su kitus skutiku, galės palyginti. Tai aišku. Galėsim palyginti, kodėl vienas geresnis, o kodėl kitas blogesnis. Su tuo šitai negaliu sėti greičiau, kai 10, nes užkas su viską. Ai. Aš čia matai važinėjau 10 tik tai jo. Taip, aš matau, kad tu lėtai važiuoji. Čia 12,7 pratraukė, tai sakau, užkastų mygom čia viską. Jeigu šlapesnė žemė. Bet tai tu dabar tik skuti? Ar įsėjai? Dabar jo. Čia sėjau jau. Ai, čia jau sėjai, jau garstyčias barsčiau. Supratau. Tai turbūt ką?
Mes dabar duosim jam pasibandyti, jisai dirba su 4 metrų lėkštėm, 2 volų, mes jam duosim pabandyti 3 metrų lėkštės su 1 volu. Ir kad palygintų būtent, kuris volas yra geresnis konkrečiuose žemėse, nes kaip tik turi kažkur šlapę lauką, kur sakė, bet su 2 volu biškelį būna, kad užkemša, nes kai šlapė, sako, bus labai gerai pabandyti su 1 volu. Jeigu norit pamatyti, pasekit mūsų kanalą, pasidalinkit su draugais ir jau greitai apie šitą bandymą pamatysit pirmieji. O jeigu jūs domina Ozdoken produkcija, skutikai, sėjamosios ir visi kiti dalykai, ką gamina būtent šita gamykla, susisiekite su mumis, konkrečiai su manim arba su mano kolegom ir mes jums pateiksime vieną geriausių kainos pasiūlymų rinkoje. Iki sekančio video.